Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Nusijuok, įsipinkasias ir akių daugiau neslėpki, leisk įkvėp daugiau oro gaivau. O, per nosį viskas. Tu laisva kaip laukų gėlė ir lengvai nerūpestinga, tavo širdyje akims daina. Pasikvies save į tylą, leis palikti sau žemės dukra. Laukų gėlė, žolė žalia, kaip verasa, nupraus tave. Laukų gėlė, Labas vakaras. Labas vakaras. Kuo jūs vardu, jaunuolė? Vidmantas. Vidmantas. Iš kur? Kuo užsiimat? Iš Prienų, šiuo metu nieko. Bedarbis esat? Be. Ir anksčiau buvot bedarbis? Anksčiau turėjau darbą. O ką dirbot? Dirbau parduotuviai. O tai ką padarėt, kad dabar nebedirbat? Nebenorėjau, tiesiog noriu dainuoti ir to siekiu. Aha, tai parduotuviai nepadainuosi, suprantu. Jūsų dainavime buvo tai, ko aš, vienas iš nemėgstamiausių mano dalykų, tai labai jau nosinis skambėjimas balso. Aš nežinau, ar jūs tai laikote privalumu, aš tai laikau dideliu trūkumu ir tikrai pagal galimybę reikėtų stengtis jo atsikratyti šito grinai nosinio dainavimo. Jūs juo dengiate tiesiog tai, ko jums trūksta dar vokale. Man lygiai taip pat pasirodė, jog šią akimirką ir tolimesniam etapam šiek tiek įgūdžių yra mažokai. Aišku, vis laik šalia tono ypatingai pradžioj buvo, bet čia šiuo atveju vėl techniniai dalykai tikriausiai. Tie dalykai pataisomi, faktas, kad yra balsas, yra klausa ir tiesiog juos reikia lavinti. Ir aš manau, kad su metais, aš labai tikiu, kad ir po metų jūs sugrįžtite čia į Lietuvos balso sceną. Sėkmės. Kaip neprofesionalai ir tokiam mėgėjui, kuris dirbo parduotuvė, visai neblogai padainavot, simpatiškas vyras, man tokie patinka. Velnė, vat kai tokios sakės, tai velnė žino, kokias galvoji. Labai mielas, nuoširdus, tikrai sveikinam su visai nebloga pradžia, sėkmės muzikiniam kely. Ačiū. Linkėjimai Prienams. Ačiū.